Labas visoms ir visiems, su jumis sveikinasi Virginija ir šiandien yra ypatingas video, nes jame mokausi įgarsinti ant viršaus. Taip jau nutiko, kad Virginija nusipirko mikrofoniuką prisegama, kad būtų geresnis garsas, kad netrukinėtų ir garsas neįsirašė ant visų gabaliukų, kuriuos filmavau su šito mikrofonu. Na, vienu žodžiu, mokomės dalykų, o čia jūs matot vis tik tai pirmąjį dalyką, ką norėjau jums papasakot, tai yra kaip aš vėl hekinau UKS bijūnus prie lango. Tai kaip matėt vienam iš ankstesniųjų video prieš gerą mėnesį, aš persidariau rūšiuoklės ir iš 5 rūšiuoklių pasidariau viso labo 2. Man tai tikrai pasijuto skirtumas ir dabar žengiau į tolimesnę stadiją, nuhekinau bijūnus dar kartą. Nesiuvinėti kvadratukais paprastais, ten po 3 kvadratukus iš eilės žemyn, man buvo nuobodu. Ir aš nusprendžiau pabandyti, kaip atrodo siuvinėjimas spalvom. Kadangi šito rinkinio turiu elektroninę schemą, ji buvo vienos blogerės nemokamai įdėta, jinai pati daro schemas Haido tipo ir konkrečiai šitą perrinktą buvo įdėjus nemokamai. Tai žinau, kad ji tikrai gera, tai mielai ją naudojuosi. Ir nusprendžiau išbandyti siuvinėjimą atskiromis spalvomis, nuo mažiausiai turinčių kryželių iki didžiausiai. Ir dabar jūs matot mano rezultatą, tai yra virš 2000 kryželių, jų visiškai nesimato, jeigu palyginsit nuo praeito karto. Tai irgi į kadrą vėl įeina žaliasis katinas, nes su juo norėjau parodyti dalykų. Ir žaliasis katinas, jis jums rodys, kur kas man pavyko, kur nepavyko. Ir galiu pasakyti, kad šitas būdas man visai toks labai neblogas, visai smagus per vakarą 1 arba 2 spalvas, nes yra daug, kur 100, ten 120 kryželių. Aš mielai išsiuvinėjau, įsivaizduojat? O kitą vakarą vėl einu. Tai visą šią savaitę, kai grįžau iš Madrido, nors irgi darbė tikrai intensyvus laikas, bet vakarais po 1, ten 2 kaip saldainiukus aš sugliaudau tas spalvas ir apačioj rytelės išrikiuotas yra visiškai ne veltui, net su dideliu tikslu. Irgi man giliai įdomu, kokiu momentu aš jas paimsiu, nes kažkada greitai jau turėčiau paimti ir pasakoti, kas jom veikiu. Na, nesmė. Papasakosiu ir taip. Tai per tą savaitę su truputėliu iš šito darbo out net 18 spalvų. Va, katinas visą suskaičiuoja. Jaučiat, iš 58 spalvų giganto jisai tampa vos 40 spalvų turinčių visiškai įveikiamų darbelių ir jų liko 0. Va, aš čia rodau akivaizdžiai, kad liko 0 kryželių ta spalva. Nes aš supratau, kad mane tikrai labai knisa siuvinėtos visokius pavienius kryželius arba po 2 arba po 3. Ir žinai, kad tik kitam, taip sakant, lauko gale bus sekantis. Tai šitas dalykas, kad aš žinau, kad jau 18 nuostabių pastelinių spalvų, bet man nebereiks šitų ženkliukų ieškoti, knaisiotis ir su jais turėti reikalų šitam darbe. Daugiau niekada. Tai mane labai džiugina. Šiaip tų spalvų dar po 150 kryželių, iki 200, dar liko, nežinau, dar kokios 10. Tai aš manau, kol kas taip ir tęsiu, buvau pasiėmus kažkuria didesnę spalvą. O, žinot, ką aš čia rodau? Šitos rožinės. Spėkit, taigi dešros spalva, tobulos dešros spalvos. Bet čia daugiau sardelės spalva. O visus ankor likučius aš panaudosiu kažkuriam kitam darbui. Iš likučių mėgstamiausių ir paskui vėl jums guosiuos, kaip aš nerandu spalvų atitikmens. Na, bet kažko guostis reikia. Visų žmonių, kad reikia ilga Žemaičių kalbos, pageidavimų koncertas. Lauki blusėlės per ežerėlį, per visus bijūnėlius. Į čia plaukiai, į čia plaukiai, į čia plaukiai. Ir čia, ir visur.
Taigi, tikiuosi, kad pasiklausėt žemaičių liaudies dainos, jin jums patiko ir dabar tęsime reikalėlius toliau. Bijūnus apkalbėjom, išsitraukėm kitą. Mano pastangų šaltinį, tai yra pavasarinis peizažas, irgi jį galėjot matyti ankstesniam iš mano video ir jisai šiame video pasipildęs yra kokiais 600 kryželių, išsiuvinėta yra viena papildoma eilutė ir tai buvo vienintelis būdas, kaip aš prisiverčiau jį siuvinėti. Kažkaip, nėra čia ką siuvinėti, tikrai, nedidelis darbas, bet tokia knysleva, kažkaip ten tos spalvos taip vienodai gaunasi šitam konkrečiai lopinėlė, tai kad mane labai liūdina. Ir aš turėjau planą, kad aš per metus išsiuvinėjau po ketvirtadalį, pirmais metais pavyko, antrais pavyko ir dar net gabaliuką trečio ketvirtadalio, o šiais metais aš įveikiau tą eilutę. Ir kažkaip, man atrodo, aš jau padariau metų žygdarbį, viskas. Tai planas Maxima būtų pabaigti šiais metais, planas Media iki ketvirčio, o planas Minima jau koks yra, toks yra. Bet aš dar turiu slaptą planą, kuris gali suteikti šitam darbui šansą. Ir tai bus žaidimas, kurį netrukus pamatysit. Man giliai įdomu, apie ką aš jau čia pasakojau, nes aš atsimenu, kad kažką labai gerai pasakojau. Man atrodo, jau turėtų ateiti į foną žaidimėlis. Taip, aš glostau darbas, kol viskas tvarkoj. Tu dar turi šansų, dar ne paskutinis, dar ne pabaiga. Dar šiame šimtmetyje tu tikrai būsi išsiuvinėtas. Ir manau, tikrai pasiilgot istorijų apie mano draugį Indrę, tai va, jinai susigalvojo savo tokį bingo variantą, kuris yra užduotis paprastos tiesiog kryželių skaičius, o aš susigalvojau šitą variantą savo. Kaip budriai pasakiau, variantą. Tai susigalvojau, kad tas žaidimas gali vadintis katės ir šunys. Irgi šito video gabaliuko pabaigoje pridėsiu daugiau teksto. Tai va, tai matot, kad šunys yra užrašyta viršuje, kairėje katės ir yra 3 tipų užduotis. Tai yra pagal kryželių skaičių 500, 300 ir 100 kryželių. Taip pat specialiai man pritaikytas dalykas yra, kad vienas elementas ir arba 2 siūlai, arba 5 siūlai. Ir jeigu jūs kartais sugalvosit irgi prisijungti prie šito žaidimo ir, pavyzdžiui, norėsit, kad laimėtų katės, tai jūs pildysit daugiau horizontaliom eilutėm, o jeigu šunys vertikaliom. Jos yra identiškos, tai jūsų grinai pasirinkimas. Arba, aišku, galite susigalvoti savo variantą. Visokie variantai yra geri. Tai 500 kryželių yra didžiausias kiekis, kokį aš esu pasirengusi tuose darbuose, kuriuose yra kurių turiu elektroninės schemas pasižiūrėti. Jeigu popierinė schema, tai tik tas, ten tarkim, LKS White Roses, kur plius minus dar galiu suskaičiuoti lankelius, o daugumos aš neskaičiuoju kryželių. Tai dėl to, taip sakau, specialiai man yra vienas, tarkim, elementas iš kokių long dogų. Arba, va, pavyzdžiui, to pavasarinio peizažo, jeigu labai liūdna, tai 2 siūlus. O jeigu ten bus labai gerai, tai ir kokius 5 siūliukus galima išsiuvinėti. Kaip žinia, jeigu ten vienas siūlas, jeigu pilnas, tai apie 40-50 kryželių. Tai čia šiaip visai kaip ir nemažai gaunasi. Ir šitas žaidimukas, man atrodo, visai smagus. Indrė laikosi plano, kad nebruka šito daikto į mėnesį. Tiesiog kada užsipildo. Ir tada, pavyzdžiui, įsideda 10 eurų į taupyklėlę, kur galės nusipirkti kažkokių labai gerų suvenyrinių dalykų. Štai matėte tekstą. Jeigu norėsit pasidaryti tokį žaidimą, tikrai kviečiu prisijungti, maža ką. Gal dar nebandėt. Tai va, tai tikrai yra šitam darbui vienintelis šansas, kad aš kuo mažiau kankinčiausi ir šitas darbas kuo daugiau judėtų. Ir gal net netyčia pavyks jį pajudinti. Nes, pavyzdžiui, su bijūnais tai pasisekė, tas hekas
su spalvom. Nu, jau yra šį mėnesį virš 2000 kryželių, o jeigu planas buvo, kad išsiuvinėčiau 2800 per mėnesį ir tada metų gale aš jį pabaigiu, nu jis kol kas atrodo visai įgyvendinamas. Taigi apie bijūnus papasakojau, hekus papasakojau, naują žaidimą papasakojau, tai dabar lieka papasakoti apie medžiagas. Aš vėl sugalvojau padažyti medžiagų, aidą turėjau ir sugalvojau padažyti su arbata. Tai matot dabar mano bandymų rezultatus, turėjau po gabaliuką 18, 16 ir 14 kaunto ir dabar jum į kadrą įdėjau baltą servetėlę, kad kuo geriau persiteiktų spalvos ir dar porą gabaliukų paėmiau tų pačių mažiausių, kurios matot, iš mano anksčiau dažytų eksperimentų lino, kur buvo su pastelė ir aliejiniam kreidelėm. Tai dažiau su juodąja arbata, irgi šito video gabaliuko pabaigoje įdėsiu kaip visą procesą, kaip aš dažiau. Tai irgi principas susiradau kažkur YouTube, tiksliau jis man iškrito ir nusprendžiau pabandyti. Ir aš jas skalbiau. Čia yra jau po skalbimo, tai ne tik padažytos, pakeptos, išdžiovintos, bet ir dar kartą išskalbtos, tai aš manau padariau labai gerai, nes vienas dalykas mažesni kontrastai, bent jau man patinka tokie sautelesni dalykai, ir antras dalykas išsiplovė arbata. Likusi audinyje, tai reiškia šitie dalykai jau man nebedažys nei siūlų, nei kažko ir aš galėsiu juos ramiai skalbti. Aš skalbiau gana karštam vandenį su skalbikliu, rankomis tiesa, bet aš nuo savo siuvinėjimų savo visus taip skalbiu. Tik jeigu vėlesni, tai vėsesniam vandenį. O šitam jau taip nepagailėjau, kad būtų karšta, kad kuo daugiau kas išsiplauna, tas išsiplautų, bet kaip matot, rezultatas visiškai neblogas, tikrai tinka praktiškai bet kuriam dizainui. Ir tarkim, šitas kvadratinis 18 kaunto gabaliukas, 16 toks vidutinis, o pats didžiausias yra 14 kaunto. Tikrai gana didelis gabalas ir aš manau, jį jau pasaugosiu savo schemų gigantui, kur vienam iš ankstesnių video buvau minėjus irgi apie ten ar 50-70 cm, kad gautųsi toks darbas. Tai pasižiūrėsim. Šiaip visai džiaugiuosi, kad šitą aidą papildė mano sandėliuką, nes tiesiog gulėjo sau liūdnai aplankėlėje visos sudėtos, nes aš mažai ant aidos siuvinėjau, ypač baltos, iš rinkinių dažniausiai man jį lieka. O dabar tiek jinai, tiek va tos kitos medžiagėlės, kurios irgi šiek tiek parusvėjo ir nusiskalbė tas pats ryškumas, tas didžiausias kontrastas, tarkim, ypač šitoj, kurią dabar rodau. Ir iš liūdno visiškai tragedijos helovyninio siužeto. Aš tiesiog nešvenčiau helovyną ir mažai siuvinėjau helovyninių siužetų, bet esu siuvinėjus. Draugui buvau, draugam esu siuvinėjus kažkokį dalykėlį. Taigi jis jau daug kam pradeda tikti. O antrasis matosi toks su žalsvu mėtiniu atspalviu. Tai irgi labai mielas ir bet kuriam. Tai arba vieną tokį ilgesnį, pailgą darbelį galima būtų išsiuvinėti, arba du mažučius miniatiūras. Kaip pastebėjote, aš miniatiūras mėgstu, dažnai jas apipavidalinu į pagalvėlės arba į nedidelius pinkypų. Tai kiekvienam savo. Taip, va dabar rodau truputėlį iš arčiau tą mėtinį, irgi spalva ne visai taip persiduoda, jin vos ryškesnė iš tikrųjų yra. Kaip aš dažiau su juoda arbata. Ogi panaudojau tiesiog paprasčiausiai juodą arbatą iš Lidlo. Iš pradžių pats maloniausias dalykas, aš iš karto suglamžiau audinį, kad jis man tilptų į dubenėlį. Ir iš pradžių irgi sudėjau po keletą arbatos pakelių ant viršaus ir apačioj, ten sluoksniavau juos, užpyliau karštų vandeniu, kad būtų kažkokį ypatingesnį efektų, kai ant kai kurių audinių tai matosi, ypač ant 18 kaunto. Ir aišku, po truputį užpyliau tą visą arbatą
ir atitinkamai leidau jai pastovėti, kol jau atvės tiek, kad aš galėčiau paimti medžiagą su rankom. Stengiausi, kad audinys būtų paniręs. Čia visi trys yra. Tai čia nežinau, vos ne metras medžiagos yra suglamžyta ir sukimšta į šitą dubenėlį. Tada išdėjau į silikoninę formą, nes tiesiog tokią turim. Ir įkišau į mikrobangę kombinuotą su... Jėzau, kaip jin ten vadinasi. Mikrobangės konvekcinė, va. Taigi atsiminiau. Ką turiu? Įkišau mikrobangę, kad į konvekcinę, kad iškeptų, tiksliau išdžiūtų, grubiai tariant. Ir paskui trupučiuką pagrilinau. Ir čia matot patį skalbimo procesą, kad vis tik tai nemažai čia tos arbatos dar buvo likę. Ir kaip minėjau, jau tikrai džiaugiuosi, kad išskalbiau. Taigi ačiū, kad pabuvot su manim šį kartą. Kaip matot, su nuotykiais. Bet taip linksmiau. Ir ką? Gražių artėjančių Velykų, pasibūkit su šeima, su draugais. Ir iki pasimatymo kitą kartą.